Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klausom. Labą dieną. Labą dieną. Čia sekso prekių parduotuvė. Taip. Čia visai neseniai savo gimtadienio progą gavau dovanų iš draugų guminę moterį. Padėkit jūs man tai moteriškiai vardą sugalvoti. Vardą sugalvoti? Aha. Nu, tai ką čia galvoti? Tai gal pagal pakuotę, man atrodo, ten visos turi vardus. Ai, man tai nepatiko kažkoks japoniškas fetišizmas. Aš norėčiau uždėti Kristina, Andžela arba Irina. Iš tų triejų siūlot man pasakyti variantą. Aha, kuris jums labiau tinka? Net nežinau, žinokit. Jūs vis tiek moteris, jūs galit patart. Tai gal Andžela? Tai kad man kažkaip nelabai. Nelabai, ar ne? Gal kokia Priscila tiktų? Koks? Priscila gal kokia tiktų? O ką tas vardas reiškia? Ką reiškia, tai žinokit, nežinau, bet man atrodo, kad tiktų. Pagal tą patį žmogų, nes tas žmogus toks į lėlę panašus yra. Vat man irgi gražus labai. Tai dar kartą labą dieną, čia Lalūna. Labą dieną. Čia lašas po lašo. O, geras. Oi. Geros jums nuotaikos, iki. Ačiū labai. Iki. Labas, Inga. Labą dieną. Čia aš prieš savaitę iš jūsų parduotuvės gavau guminę moterį dovanų. Tai va, aš ją pavadinau Priscila. Gražus vardas? Gražus. Tai va, jūs kokį nors garantinį aptarnavimą taikot? O kas atsitiko? Aš labai prie jos buvau prisirišęs. Mylėjau, tai taip pamylėjau, kad suplyšo. O lubrikantų naudojat? Ne, nenaudojau. Tai va, žinokit, dėl to ir suplyšo. Nes kiekvienas žaisliukas, reikia naudoti prie kiekvieno žaisliuko lubrikantą vandens pagrindu. Bet žinokit, per papukus irgi sprogo. Aha. Žinokit, reikia iš tikrųjų pasiteirauti čia, aš dar paskambinti, paklausti. Labai stipriai nesuplyšo. Ne, nelabai, kažkiek įtrūko ir per papukus sprogo. Pačiai dėžutėje būna įdėtas toks gabalėlis, būtent tos pačios medžiagos, iš kurios nėra padaryta. Ne, nebuvo. Nebuvo. Tai galima būtų va tokį dalyką greičiausiai paklausti, reikia dar vadovas man. Ir aš jums perskambinčiau ir pasakyčiau dėl to. Sakykit, o dažnai būna, kad taip sprogsta? Žinokit, pirmą kartą girdžiu, dirbu jau metus laiko iš tikrųjų. O dažnai būna, kad jums radijo stotis Lalūna skambina? Meluoju. Rubrika Lašas po lašo. Meluoju. Mes jūs išdūrėm. O Dievas mano. O Dievas.